Sveiki, kino mylėtojai! Su jumis, kaip jau buvo įprasta, kiekvieną trečiadienio vakarą sveikinasi informacinė laida apie kiną Kinfo. Laidos pradžioje paskutinės vasariškos kino aktualijos. Sužinosite, koks seniausias pasaulyje kino festivalis prasideda jau šiandien ir išgirsite apie tarptautinės kino kūrėjų komandos, kurioje buvo ir lietuvis operatorius, filmo triumfą Lokarno festivalyje. Šiandien Venecijos miesto Lido saloje Italijoje prasidėjo jubiliejinis 70-asis Tarptautinis Venecijos kino festivalis. Šis seniausias pasaulyje kino festivalis yra didesnio kultūros renginio Venecijos bienalės dalis ir vienas svarbiausių kino festivalių pasaulyje. Festivalis buvo atidarytas kultinio meksikiečių režisieriaus Alfonso Cuarono trilerių Gravitacija, kuriame pagrindinius vaidmenis atlieka tokios Holivudo žvaigždės kaip Sandra Bullock ir George'as Clooney's. Tai filmas apie du atvirame kosmose atsidūrusius astronautus. Filmo režisieriui šis festivalis nėra naujiena. Venecijoje 2001-aisiais jis čia gavo 2 apdovanojimus už savo filmą pavadinimu Taip pat ir tavo mama. Be naujausių ir geriausių filmo demonstravimo, įvairių renginių ir kino pasaulio žvaigždžių pasirodymų bus ir staigmenų. Buvo pranešta, kad Venecijos kino festivalio organizatoriai įsteigė naują apdovanojimą, kuris bus teikiamas pagrindinės konkursinės programos filmams. Jis pavadintas didžiuoju žiuri prizu ir apdovanojimų sąraše įrašytas 3 numeriu, iš karto po auksinio liūto, kuris teikiamas už geriausią konkursinės programos filmą, ir sidabrinio liūto, kuris atitenka geriausiam režisieriui. Seniausias pasaulyje kino festivalis Venecijos Lido saloje truks iki rugsėjo 7 dienos. 66-asis Lokarno kino festivalis šiemet vyko rugpjūčio 7–17 dienomis. Festivalis, kasmet sulaukiantis daugybę žiūrovų, kuriuo žavi jau tradicija tapęs kino filmų demonstravimas po atviru dangumi, vyko Šveicarijos Lokarno miestelyje, esančiame Šveicarijos ir Italijos pasienyje. Pagrindinis prizas auksinis leopardas šiais metais atiteko ispanų režisieriaus Alberto Serra filmui Mano mirties istorija. Galime pasidžiaugti, kad šiame festivalyje buvo atstovaujama ir Lietuvai. Jame buvo rodomas ir konkursiniai programai atrinktas trumpametražis dokumentinis filmas apie Rusijos žiemą pavadinimu Zima, kurio operatorius yra Saulius Lukoševičius. Filmas šių metų pradžioje buvo sukurtas tarptautinės kūrėjų komandos mėnesį Rusijoje trukusio kino projekto Cinetrain metu. 24 kino profesionalai iš 15 šalių mėnesį keliavo po Rusiją, atrasdami jos kultūrą ir kurdami stereotipus laužančias trumpametražės kino istorijas, kurios atspindi užsieniečių požiūrį į šią šalį. Cinetrain projekto metu italų režisierės Kristinos Piči ir lietuvių operatoriaus Sauliaus Lukoševičiaus sukurtas trumpametražis filmas Lokarno Pardi di Domani konkursui buvo atrinktas iš 3000 kandidatų. Filmas Zima laimėjo 2 prizus iš 3 galimų Pardino di Argento bei Lokarno trumpametražio filmų nominaciją Europos filmų apdovanojimams. Konkurso žiuri apie filmą atsiliepė taip: žiema nėra dokumentika ar fikcija, tai meno kūrinys. Skiltyje pokalbiai kalbiname pianistą Roką Zubovą, kuris po kelių dienų Lietuvos kino teatrus pasieksiančioje romantinėje biografinėje dramoje Laiškai Sofijai suvaidino garsųjį Lietuvos menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Iki šio vaidmens rimtai su aktorystė nesusidūręs pianistas yra ne tik išoriškai panašus į Čiurlionį, bet yra tikras jo proanūkis. Autentiškoje aplinkoje, namuose, kur gyveno pats Čiurlionis, su Roku Zubovu kalbėjomės apie jo nepaprastą patirtį kuriant vaidmenį. Tas patyrimas kine pakeitė santykį su kinu iš pagrindų, kadangi pajutau po filmavimosi proceso, kad kai žiūriu filmą, tai staiga matau tam tikras detalės, kurių anksčiau nepastebėdavau, ir net kartais matau, kaip tai padaryta, arba jeigu kas nors padaryta ne taip, kaip turėtų būti, tai irgi pastebiu, ko anksčiau nepastebėjau. Tai šiek tiek sugadino mano, aišku, santykį su kinu tas filmavimasis. Filmas šitas mane pagavo labai netikėtai ir labai toli nuo Lietuvos, Vašingtone. Ambasada mane apnankvindino pas tokią lietuvių kilmės lietuvaitė iš tikrųjų, Neringa Zamanė. Kada aš jau buvau jos mašinoje, staiga suskambo jos mobilus telefonas, jai skambino režisierius Bobas Mulanas.
kad jis kaip tik skridys į Vašingtoną filmuoti BBC kokio tai dokumentinio filmo ir kad jisai nori su juo pasikalbėti dėl galimybės padėti finansuoti filmą apie Čiurlionį. Ir nesakiau, kaip tik pas mane mašina Čiurlionio proanūkas sėdi. Tai mes tada pas ją ir susitikome, išgirdo, kaip aš kalbu apie Čiurlionį, kaip aš groju Čiurlionį, sako, ar tu galėtum būti filmo muzikos konsultantas. Man labai patiko, kad jisai ne tiek stengiasi interpretuoti Čiurlionio kūrybą, kiek jisai per gyvenimo istorijos pasakojimą bando žmogų sudominti tuo personažu, tada per personažą sudominti jo menu. Tai aš iš karto sutikau ir labai norėjau, kad tas filmas įvyktų. Kaip tik prieš 2 metus vasarą Bobas sako, tai jis anksčiau turėjo kažką nusižiūrėjęs Čiurlionio vaidmenį, bet žinot, kai praeina 15 metų aktoriai irgi keičiasi, sensta, vyresnėja. Tai sako, tai tu vaidink Čiurlionį. Aš sakau, Bobai, vienas dalykas aš ne aktorius, antras dalykas aš storas, trečias dalykas, čia iš viso bloga idėja kaip tokia. Tai jisai sako, ne, tu vaidinsi. Tai aš tada paskambinau Valentinui Masalskiui, kadangi jis vaidino Čiurlionį, tai jis man turėjo patarti, ką daryti. Sakė, vaidink. Kada jau sutikau filmuotis, tai pati pirmoji ir pati didžiausia baimė buvo būtent to labai artimo pergyvenimo tos istorijos. Kadangi kalba vis tiek bus apie mano prosenelį ir jo, laimingą meilę ir nelaimingą likimą. Ir pradžioje man buvo labai sunku irgi emociškai priimti kai kurios dalykus, nes, žinot, kaip šeimos narys aš turiu savo poziciją, turiu savo požiūrį, žinau, kaip iš tikrųjų buvo ir panašiai. Bet kažkurio momentu man staiga pasidarė aišku, kad aš turiu režisieriui duoti pilną laisvę, nes tik tai taip gali tas kūrinys gimti. Ir iš antrosios aš turiu pilnai atsiriboti nuo to savo asmeninio santykio su savo šeima ir savo istorija. Pats pirmasis filmavimas buvo iš tikrųjų ekstremalus. Ir mano pirmoji scena tai buvo atsistoti prieš orkestrą ir rusų kalba kalbėti apie priežastį, kodėl aš parašiau simfoninę poemą Miške. Nebūdamas aktoriumi, aš įsivaizduoju, kad tai yra aktoriškai labai sudėtinga scena. Bet pagalba tų visų, mano kolegų muzikantų, kurie aplinkui sėdėjo, visi pažįstami, aišku, tai buvo, neišpasakyta tiesiog. Per visą filmavimą daviau savo kaip ir įžadą, kad aš nežiūrėsiu rezultato filmavimo aikštelį. Aš sakau, nežiūrėsiu dėl to, kad aš nesuprasčiau, kaip pataisyti, jeigu man kas nors nepatinka. Veikiausiai man būtų nepatikę, o jeigu man būtų ir patikę, tai aš nežinočiau, kodėl man patinka ar nepatinka kaip neprofesionalui. Tai pirmus 2 ar net 3 kartus žiūrėdamas aš visiškai nesupratau, ar tai yra geras filmas, ar tai yra blogas filmas, koks tai yra filmas. Buvo tik tai tas toks kažkoks labai įtemptas gyvenimas kartu su to, kas vyksta ten ekrane. Žinot, nominacija Sidabriniai gervei, tai man buvo kaip tokia didžiausia dovana, kokią galėjau gauti, aišku. Pati nominacija, kad kažkas iš specialistų subalsavo, kad mane reikia nominuoti, tai jau yra toks man kaip beveik kurioziškas įvykis. O kad gervę gavo Jampolskis, tai aš labai džiaugiuosi ir sveikinu, nes jam tai yra gyvenimo tam tikro etapo, kaip ir apiforminimas. Dabar filmas gyvena savo gyvenimą, aš labai noriu, kad jisai kuo plačiau būtų pažiūrėtas, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų, kad susidarytų savo nuomonę apie jį, kad jisai galėtų, aš net tikiuosi šiek tiek, kad jisai galėtų užkurti tam tikrą liepsnelį Lietuvoje, kad statyti filmus apie istorinius asmenis yra gerai ir yra galima. Ir rodyti atvirai meilę tėvynei, rodyti, kad buvo gerų, didingų asmenybių mūsų istorijoje yra gerai. Ir ne tik mums, bet ir kitiems. Kviečiu reklaminiai pertraukėliai, po kurios jaunasis režisierius pakvies jus į filmo premjerą, o apie rudenį vyksiantį Baltic Pitching Forum kino renginį kalbės jo koordinatorė. Laidos pabaigoje jūsų laukia trumpametražis animacinis filmas ir konkurso prizai. Tad likite su Kinfo. Apie naujus kino projektus Lietuvos kino kūrėjai kalba mūsų skiltyje 1 minutė eterio. Ir šiandien jaunasis režisierius Romas Zabarauskas
pakvies jūs į debiutinio pilnametražio vaidybinio filmo Streikas premjerą, kuri yra numatoma jau rugsėjo 25. Streikas tai filmas apie juodaodį didžėjų iš Niujorko, Luke, kuris sužino apie savo močiutę iš Lietuvos. Supykęs ant savo turtingų tėvų, kurie nuslėpė apie ją, jis traukė tiesiai į Vilnių. Luke čia susipažįsta ne tik su savo močiute, bet ir atranda visą muzikinę sceną, beatmakerius, ir įsimyli vietinę klubinėtoją Martą, ją vaidina Beata Tiškevič. O močiutė jo pasirodo yra žymi patriotė ir savo pažinčių dėka įgauna jam pasiūlymą. Miesto meras kviečia Luke būti naujo klubo vadovu. Kas bus toliau ir kaip suvaidino Erika Jennings ir džiazu ir kokį stilių parinko Agnė Jagelavičiūtė, visa tai ir dar daugiau jūs sužinosite jau nuo rugsėjo 25 dienos. Who is this? This is your grandma calling. Pasakyk, kad atvažiuotų į Lietuvą. Can you tell me, maybe, if Dad has any relatives in Lithuania? You don't want to know her. She couldn't accept our love because I'm black. Your grandmother was a racist. Rudenį jau 8. kartą vykstantis tarptautinis trumpametražių filmų festivalis Vilniaus kino šortai po vienu stogu suburs Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino kūrėjus. Pirmą kartą Baltijos šalyse vyks ir trumpametražių filmų projektų pristatymas Baltic Pitching Forum. Apie šį artėjantį renginį skiltyje Iniciatyvos kalbėjome su projekto koordinatorė Rimantė Daugėlaitė. Iniciatyva iš tikrųjų kilo mums, lietuviškų trumpametražių filmų agentūrai Lithuanian Shorts. Ilgą laiką norėjome sukurti tokį renginį, tokią erdvę, į kurią suvažiuotų kūrėjai iš Baltijos šalių. Taip atsirado šimetinis projektas, naujas projektas, iniciatyva Baltijos šalių projektų pristatymo forumas. Angliškai mes jį vadinam Baltic Pitching Forum 2013 ir tai yra iš tikrųjų 3 šalių organizuojamas forumas, mūsų agentūros, taip pat Latvijos ir Estijos trumpametražių filmų festivalių. Ir spalio mėnesį pirmą kartą bus pristatomas šis forumas Vilniuje, Lietuvoje, tarptautinio trumpametražių filmų festivalio Vilniaus kino šortai metu. Tai šitas forumas yra skirtas kūrėjams, trumpametražių filmų kūrėjams, kuriems amžius yra iš tikrųjų visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad jie būtų sukūrę įgyvendinę bent vieną trumpametražio filmo projektą. Ir toliau jie čia atvažiuoja į Vilnių pristatyti savo 2., 3., 4., nesvarbu kelintą trumpametražio filmo projektą. Tai animacija dokumentika dėja šiais metais nelabai tinkama su tokiu projektu dalyvauti. Neatmetam galimybės, gal kitais ar dar kitais metais bus ir tokių projektų. Ir tie kūrėjai iš tikrųjų yra tik tais iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos ir atrinksime tik po 3 projektus iš kiekvienos šalies. Tai iš viso kviesime 9 projektų atstovus, režisierius ir prodiuserius. Į forumą atvykę projekto atstovai iš tikrųjų pristatys patį projektą ir tie projektai yra pakankamai ankstyvoj stadijoj, parengiamųjų darbų stadijoj, tai jie nėra dar gaminami. Forumas susideda iš 2 dalių, tai pirmą dieną jie mokysis, kaip sėkmingai pristatinėti savo projektus, kokie yra tie vadinami tipsai arba žingsniai, kaip išmokti gerai tai padaryti, kad patrauktum tos komisijos dėmesį ir norėtų į tavo projektą investuoti, jį rodyti ateityje ar, nežinau, išvežti po visą pasaulį. Tai 2. dieną jie jau pristatinės prieš realią 7 žmonių komisiją savo projektus. Ir po to pristatymo bus akis į akį susitikimas su tais komisijos nariais, kurie gaus galbūt pasiūlymus dirbti kartu, galbūt pasiūlymus transliuoti paskui savo filmą, kai jisai bus baigtas.
Vienas iš svarbesnių kriterijų atrenkant dalyvius tai yra būtent, kad tai nebūtų vietinės reikšmės projektas ir kad trumpametražio filmo projektas būtų orientuotas, taip vadinama, į tarptautinę auditoriją. Kitas kriterijus yra, kad projektas turbūt neilgesnis 30 minučių ir, kaip minėjau, kad tai yra vaidybiniai projektai. Ir iš tikrųjų bus mes organizatoriai atrinkinėsim tos projektus ir kiekvienas projektas bus perskaitytas bent 2 atrankos komisijos narių. Ir tikimės laukti jų nemažai ir atrinkti, kaip jau minėjau, po 3 projektus iš kiekvienos šalies. Registracijos terminas dalyviams, paraiškoms yra rugsėjo 6 diena. Iki jos laukime visų paraiškų ir atrinktus dalyvius informuosime ne vėliau kaip iki rugsėjo 14 dienos. O tie, kuriems šiemet nelabai pasisekė, tai bet kuriuo atveju kviesime juos dalyvauti ir vėliau registruotis jau atskirų šaukimų į tokias viešas, sakykime, paskaitas ir stebėti tiek, kaip minėjau, praktinę, tiek teorinę dalį 1 ir 2 dieną. Forumo pabaigoje bus komisija išrinks geriausią trumpametražio filmo projektą ir to projekto autoriams, atstovams bus įteiktas specialusis prizas, tai kelionė į Clermont-Ferrand trumpametražių filmų festivalio forumą Euroconnection. Ten važiuoja visi trumpametražių filmų profesionalai, tad jeigu ten važiuoja, iš tikrųjų gali sulaukti realių įdomių pasiūlymų. Tai labai džiaugiamės, kad sutiko atvažiuoti Cine Europa, vieno didžiausio Europos kino internetinio portalo vadovas, Dominiko Laporta. Tai jis iš tikrųjų labai susidomėjo šitą iniciatyvą ir labai norėtų dalyvauti mūsų komisijoje. Taip pat tikimės, kad atvažiuos iš mano minėto Clermont-Ferrand trumpametražio filmo festivalio forumo vienas vadovų. Taip pat deramasi dabar su Suomijos ir Estijos televizijomis, tai iš tikrųjų atvažiuos profesionalai. Manau, kad jiems bus patiems įdomi ši iniciatyva ir išgirs tikrai genialių, įdomių idėjų, su kuriamis bus galima bendradarbiauti ateityje. Šį vakarą mūsų skiltyje animacija pristatome režisieriaus Antano Skučio animacinį filmą Puntuko akmuo, kuriame pasakojama legenda apie didžiausią Lietuvos riedulį. Seniau Puntuko akmuo giliai girioje gulėjo. Niekas apie jį nieko nežinojo ir negirdėjo. Tuo metu, ten, kur dabar Anikštos upė į Šventąją įteka, gyveno Anikštos giminė. Motina Anikšta buvo galinga žynė. Turėjo jį stebuklingą ženklą, kurį pamatę nelabėjai, kiaurai žemę prasmegdavo. Pyko nelabėjai ant motinos Anikštos, ant jos giminės ir sumanė seniausias nelabasis ją pribaigti. Jos pirkę akmenį užversti. Pasišaukė nelabasis sunaitį ir įsakė jam tą darbą atlikti. Mažasis ir šiaip mėgino tą akmenį pakelti. Ir taip, o akmuo nekrust. Pasiuntė tada senis nelabasis vyresnį sūnų, kad jis tą darbą atliktų. Mėgino sūnus, bet akmuo nekrust. Supyko senis ir suriko. Tai silpni dabar pasidarė nelabieji. Menko akmenioko iš vietos pakelti negali. Žiūrėkite aš, kad ir senas, bet vieną ranką paėmęs numesiu ant tos raganos pirkios. Susirinko visa nelabųjų giminė pažiūrėti prie to akmens. Griebė senis nelabasis akmenį šiaip, griebė taip, o akmuo kaip stovi. Taip stovėjo. Pavargo senis, mato, kad sūnus ir vaikaičiai juoku plyšta. Supyko senis, kad sušvilps. Subėgo nelabųjų kiek uodų girioje. Senis jiems ir sako, neškite vaikaičiai tą akmenioką ir meskite ant raganos Anikštos pirkios. Paklausė nelabieji ir nors sunkiai, bet ėmė nešti.
baisiai neapkentė dundulis nelabųjų, kur juos tik pamatydavo, tuoj ugninę strėlę paleisdavo. Taip ir dabar. Kaip trenksi juos ir nelabieji visas pusės pasipylė, o akmuo čia pat nukrito ant puntuko pirkios. Tad ir puntuko akmens pavadinimas kilo nuo šioje vietoje gyvenusio vyro puntuko. Piktas ir nedoras buvo žmogus. Sugyventi su žmonėmis negalėjo. Nuo to laiko niekas puntuko daugiau nematė, o akmenį jo vardu pradėjo vadinti Puntuku. Paskutinėje Kinfo laidoje jūsų laukia nepavykę kadrai. Su jumis sveikinasi nauja kassavaitinė informacinė laida apie kiną Kinfo. O gal galiu atsisukti? Praėjau, atsiprašau. Kelia. Bet, oi, apie ką klausimą? Mes esame tam, kad jūs. Nekomentuoju. Malonu labai. Už Luko vaidmenį Kristinos Buožytės fantastinėje dramoje Aurora tituluota Marijų ar Marijų. Keičia jie tuos vardus Marijų Jampolskį. Ir su tuo dirbti. Sekundė, nes kažkas pradėjo skambinėti. Nu, neįmanoma atsitraukti. Taip įdomiai, taip kokybiškai viskas padaryta. Nuo 2010 metų. Suintrigavome? Ką tik. Galiu būti? Ką tik. Galiu? Jo, jums patinka. Dengimui. Prisiminiau. Jo. Kino biuro veiklą, misiją ir O, čia Mėlyn Monro, ką tik buvo. Exactly. I told him, I said I was going to say, what movie? Jill who? Hollywood lies, all lies. Čia nuo saulės priklauso iš tikrųjų, Sakai? nes čia daugiau visada tenka taip. Ką jie mano apie savo profesiją ir kaip jie vertina... Ką tu? Po mirties, bet prieš pragarą, o siaubą. Akimirkas iš filmavimo aikštelės. Palaukit, galvoju, ką čia pasakiau. Kas prasidėjo nuo Vytauto bloko. Jeigu būsi prie mašinos, paimk Sauliaus iPadą. Ja, atsiprašau. Kinos, va kaip norėjau, pasakiau. Dėmesio skelbėme 3 ir 2 rondau. Ok, čia irgi biškis matematika, klaidos. Mes kažkaip tai... O koks yra jausmas, kai žiūri į save ekrane? Man tai geras, nes aš labai gražus vyras esu ir šiaip, toks. Dar kartą. Man žiūrint į save ekrane, aš nelabai mėgstu į save žiūrėti, nes aš nelabai gražus vyras esu. Ir šiaip aš nemėgstu. Melagis, tiesa, koks melagis. Filme Koko. Kino kūrėjais, režisieriumi Mariumi Markevičiumi ir prodiuseriu Žilvinu Naujoku. Ir jaunesniai kartai tas... Kiek galima, kaip galima. Ai, gerai, judam. Paidam. Dėmesio. O, nu va, pauzė tau tinka. Čia ta širdis. Nu, jo, šypsim. Pamiršau. Ai. Kaip? Dabar kalbėt, ką daryti? Greitais atsakymas. Taip, ne, viskas. Patinka. Geras filmas yra geras. Viskas. Ir tada valgom ledų. Ne, dar pliauškė. Kinfo! Dėmesio skelbėme 3 praėjusios savaitės konkurso nugalėtojus, kurių vardus ir pavardes galite pamatyti ekrano apačioje. Jiems atitenka puikus Dionė ledų prizai. Na, o teisingas atsakymas į klausimą, kiek Kinfo laida turi skilčių, yra 6. Tai kino naujienos, pokalbiai, iniciatyvos, 1 minutė eterio ir besikeičiančios skiltis, spragėsiai ir animacija.
Kinfo komanda dėkoja Jums už Jūsų dėmesį ir sakydami iki kitų susitikimų laukiame Jūsų pasiūlymų, pastabų ir vertinimų elektroniniu paštu tv@kinfo.lt. Na, visas mūsų laidas Jums patogiu metu galite pažiūrėti lrt.lt mediatekoje ir kinfo.lt tinklalapyje. Iki pasimatymo.